Vienas iš mūsų. Tai ne tik galimybė kiekvienam siekti prezidento posto. Tai pareiga ir atsakomybė atstovauti kiekvienam iš mūsų. Vienas iš mūsų. Rolandas Paksas. O tą dieną, kai buvo audra telšiuosi, aš tik pamlau, to guliu, žinai, buvo tos moteris, kurios jau buvo anksčiau pagimdžius, langai buvo atidari labai dušni, naktis buvo sukilo audra, tos moteris iš lovų iškrito, žinai, tos langus laiko. Aš tik pažiūriu, žinai, galvą pakėlus, kada antrame aukšte. Buvo medžių šakos, ėjant tik taip pro langus, taip tik buvo visas miestas, viskas nutraukyti laidai, baisi audra. O ką tada pagalvojat, ką tas ženklas galėtų reikšti? O dabar pagalvoju, kas audra atėjo gyvenimas toks audringas, dabar pagalvoju, pirmą nepagalvoju. Labas, mama. Jau neprausim rankos kokius metus. Dabaukit gerai, kad vagių nebūtų. Ką jūs galvoja daryti? Galvoju tvarką padaryti valstybėje. Vargiai jūs padarysit. Kertam. Neprausim rankos kokius metus. Linki sėkmės iš jums labai. Labai fainas žmogus. O, da, atraučiu. Per vėtrą gimęs Rolandas nebijo audrų, jis jas mėgsta. Net jūroje maudosi žiemą, kai labiausiai pasišiaušusi. Sudėtingos aplinkybės, Pakso stichija. Bet tos viltis ir tikėjimų neįmanoma pasiekti gerbūvį. Tai yra du paraleliai kartu einantis dalykai. Tu negali pasiekti to tikslo, kad gerai galim būti gyventi, jeigu tu netiki, kad šitoj šalyje galim gerai gyventi. Pats baisiausias dalykas, ką padarė mūsų politikai per 12 nepriklausomybės metų, tai yra tai, kad įgrūdo į purvą žmonių viltį ir tikėjimą, kad nepriklausomai Lietuvoje gyvenimas bus geresnis, kad bus sotesnis, patogesnis, ne tik jiems, bet jų vaikams ir anukams. Ir kai daugelis salių susitikimų su žmonėmis paklausė, ar jūs tikite, kad ryt, už savaitės, už metų bus geriau, jums, jūsų vaikams, jūsų anukams, yra purtomos galvos, nebetikim, prisiklausom pažadų. Ir vat būtent gražinti ir viltį ir tikėjimą ir valstybė ir ateitimi šeima yra svarbiausias valstybės vadovo uždavinys. Kai stovi prieš didelę jaunuolių grupę, atėjusi į susitikimą ir paklausia, pakelkite rankas, kas norit išvažiuoti iš Lietuvos? Ir kai pakyla 95% šitų rankų, kokią gali turėti ateitį valstybė, jeigu visi nori iš jos pabėgti, jeigu jie nemato šičia ateities. Kokią gali turėti ateitį valstybė, kuri pasiliks pensininkai ir politikai? Ir neturėt vilties ir tikėjom, kad ateitis bus tau, tavo šeimai, tavo vaikui, nebetenka prasmės dirbti. O kada Rolandas jums labiausiai patinka? O tas vaizdas yra su tepaluotų kombinzono lakūniško. O tai va ta nuotrauka ir va tas va toks vaizdas, tai yra to, ko reikia širdžiai. Tepalų ir kombinzono. Nu kažkodėl, va tas toks, suprantat, išlipa iš to lėktuvo ir tos raukšlės gilesnės, matyt, nuovargis ir tas darbas. Aišku, ten tas kombinzonas negali blizgėti po visos dienos skraidimo. Nu, va toks vaizdas yra stovi akyse kaip kažkas tokio labai širdžiai artimo. Tai, kai aš išskrendu, tau širdžiai artimo. Va čia ne ką aš jau pagaliu. Dabar man tokia sakyti. Akrobatinės. Tai skraidimo grupė, čia 3 tokie yra pasiūti specialiai. Šitą uniformą patiūtų skrido. Pilotas,
kišenių daug. Nu. Dabar jinai yra išplauta šiaip. O kai būna neišplauta, tai būna mieliausia. Tai galima apipilti, jeigu būna nori. paprasčiausia, tada jau, kaip sakant, tikra tokia. Tai bet turėk, bent išplauti, kad turėk. Akrobatinis skraidymas šiaip jau yra rimtų vyrų sportas, manau. Iš tikrųjų jis reikalauja tam tikrų charakterio ir savybių ir bruožų, o grupinės akrobatikos skrydžiai ypatingai turi būti tam tikri specifiniai dalykai. Tai pirmiausiai, manyčiau, vienas iš tokių svarbiausių dalykų tai atsakomybės jausmas. Lyderis grupiai vedantysis, Rolandas šiuo atveju, jis yra viskas. Jis yra mūsų ausis, mūsų akis, mūsų jausmai. Jisai daro, programą atlieka ir atsakingas už viską. Ir paskui jį eina žmonės, 100% pasitikėdami juo ir darydami tai, ką jisai daro. Iš esmės, nieko kito nematydami, tik tai jo sparną, jaučiam jo petį ir jo pulsą. Rolandas išsiskyrė savo kryptingumu, tikslumu, netgi, sakyčiau, valingumu. Jis turi kažkokią tokią vidinę spiruoklę. Visų pirma, aišku, nustebino. Tapo sklandytojų, bet ir tai atrodė, kad tai žaismas. Bet po to, kad tapti, reiškia, aviacijos meistrų aukščiausios klasės, sportinio pilotažo. Nu, tai jau čia buvo, iš tikrųjų. Bet, važiuoju, aš kažkodėl to ir nenustebau. Man atrodo, kad Rolandas turi tą kažkokį tą slaptą, kažkokį dar mygtuką savį. Rolandas vienintelis vaikas telšiečių Elenos ir Felikso Paksų šeimoje, kuri nieko neišsiskyrė iš kitų provincijos šeimų. Mama medicinos seselė, tėvas geležinkelio darbininkas, o vėliau grūdų sandėlio vedėjas. Lepinti vaiko patys sakė, neturėjo kada. Augino reikliai, bet atsižvelgdami į gausius sūnaus pomėgius. Grojimą akordeonu bei gitara, sportą, fotografavimą, pramoginius šokius ir žinoma sklandymą. Būtent Telšiuose nuo netoli namų esančios kalvos jis pirmą kartą pakilo į orą. Būdavo, kai jie čia atvažiuodavo, žinai, būdavo tokius šventės čia jie, paskiau atvažiuodavo į stovyklą, jie čia treniruodavos dažnai čia. O jūs turėdavo treniruodavo? Aha, ir man atrodo pakelstas lėktuvus, žinai, atrodo pakelstas lėktuvus. Ir nežinau, ką tas pakels, nu visų gail, vis čia buvau pažįstami. Bet tai taip staigiai, kaip krant, man tik paršyti, pat koja, atrodo, Jėzau Marija, jau krant. Buvo užsispyręs nuo mažens ir negalėjai pakalbėti. Jeigu jis jau sugalvoja, ką padaryti, ir tu nemėgink, ar buvo mažas, ar didesnis, jo neparkalbėsi. Jeigu žmogus turi charakterį, užsispyręs, jis turbūt kažko siekia, gal pasiekti, bet neturi charakterius, jis nepasieks niekad. Mes buvomgi paprastų tėvų vaikai visi, nebuvom kažkokie tai išpuikę. Jis buvo žmogus, kuris, jis man atrodė kažkoks lyg tai kaip wunderkingas. Viską imasi, viskas jiems sekasi, viską daro, rašo, šoka, groja. Ant galo lėktuvai skraido. Pavyzdžiui, jeigu kas nors mane būtų paklausę, kas lyderis, aš būčiau gal ir pasakęs, kad Paksas, nes jis viską mokėjo daryti. Tai aš kad lyderis. A čia į grūdų dabar? A čia grūdų turite? Mažai visai šiemet veža. Grūdų sandėlis, kuriame 30 metų dirbo Rolando tėvas, yra ta vieta, kur pirmosius 50 rublių užsidirbo ir pats Rolandas. Bet jis nėra linkęs daug kalbėti apie prakaito skonį ir puslės delnuose. Aš atsimenu, kad mes smalavom už tai bokštą, stogą tvarkėm. Čia. Bautė? Bautė. Ne tik smalavom dengiam, vieną stogą, kitą stogą dengiam. Bet va čia, tais laiptukais aš atsimenu su smalą. Karštą reikėdavo užnešti ant viršaus smalą ir grubai rodinį stogą tvarkyti. Buvo toks įdomus darbas. Pabandykit su 2 kibirais užlipti. 50 rublių, tai buvo labai daug. Pirkau, man atrodo,